Birželio 18 dieną Burbiškių dvaro sodyboje vyko Raseinių krašto istorijos muziejaus organizuojamas renginys Muzikiniai etiudai prie Dubysos. Renginio programa stebino vokalinės bei instrumentinės muzikos gausa. Renginio eigoje klausytojai turėjo progą paklausyti Viktorijos Zabrodaitės fleitos skleidžiamų švelnių garsų, virtuoziško Nijolės Baranauskaitės fortepijono skambesio, o taip pat ir Raimondos Janutėnaitės mecosopraniško balso tembro. 2524. Raseinių muziejininkai išradingai pateikė dvaro istoriją. Renginio dalyviai bendravo su Kantautų šeima, kuriančia naują dvaro gyvenimą.